Mhm. Sveika, Ana. Sveika. Tai kaip laikaisi? Gerai, žinok, laikausi. Norėčiau galbūt jau šiek tiek aiškesnio savo veikimo ties savo klausimu, nes jisai man jau rūpi, kažkurį laiką. Mhm. Tai kokią turi šiandien klausimą, ką nori pakalbėti? Šiandien norėčiau galbūt surasti bent jau tokį kaip žingsnį atsakymą, kaip man atrasti partnerį ir investorių Mhm. savo versle. Nes turiu ir tam tikrą patirtį, aš turėjau partnerį, bet turėjau vis dėlto išsiskirti. Mhm. Tai turbūt reikėtų vis dėlto ir prarašyti dar, kokios kam bus kompetencijos, tą aš irgi jau prarašiau, todėl ir pasisukau kitų kelių nuo savo partnerio ir dabar toliau ieškau. Mhm. Supratau. Tai dabar noriu paklausti, kaip svarbu tau yra šita užklausa. Jeigu nuo 1 iki 10 įvertintum balais, tai kaip aktualu? Taip sakant, 1000, nes aš užstringu, nes man jau viskas, man jau reikia jau už poros mėnesių, 2-3 mėnesiai bėgiai, aš noriu jau paleisti brandą ir man tikrai reikėtų investicijų, nes aš jau derinu procesus ir gamybos ir taip toliau. Tai va, ir jau ieškau pati investicijų jau iš banko ir taip toliau, skirtingų būdų ieškau, vienu žodžiu. Mhm. Tai girdžiu taip, kad tu ieškai dabar ir savo keliu investicijų ir dar nori atsakyti vat, į tokį svarbų klausimą, kaip atrasti partnerį ir investitorių savo verslui. Taip. Mhm. Supratau. Nes iš, Mhm. nes iš tikro man svarbu partnerystė, nes aš jau seniai supratau, jau aš versle iš tikro apie 20 metų ir suprantu, kad Mhm. vienai man yra jau, aš pavargau, aš norėčiau turėti kažkokį šalia partnerį, kuris papildytų mane, nes norėtųsi, žinai, to kartais pas tave, pavyzdžiui, krenta resursas, tavo partneris gali, ne, tave, kaip ir padengti tom ir idėjom, energijos ir taip toliau. Tai supratau, kad norėčiau jau versle turėti partnerį, su kuriuo būtų daugiau idėjų, daugiau visokios energijos, jėgų ir taip toliau. Aha, tai ką dabar norėtum va šitos sesijos metu dabar pasiekti? Va? Ko norėtum? Turbūt norėčiau jau pamatyti kanalą, kur aš dar galėčiau Mhm. atrasti tą partnerį savo ir savo pačiai atsakyti, būtent galbūt kokio to partnerio aš noriu. Mhm. Tai norėtum rasti vat, kanalą, iš kur ateis ir atsakyti, kokio nori, ar ne? Kokio Mhm. partnerio nori. Mhm. Mhm. Tai kaip tu suprasi, kai mes baigsim vat, sesiją ir kaip ateis supratimas, kad mes apie tai pakalbėjom? Mhm. Vieną kartą tu pasakei, kad pas tave atsiranda iš karto impulsas veikti. Ir žinok, pas mane tas pats. Aš iš Mhm. karto stoju ir einu daryti. Mhm. Jausi impulsą kūne. Mhm. 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 Gal gali patikslinti, kurioje kūno daly pas tave tai jaučiasi? Visam kūne tokia žuk, aš pasiruošus. Mhm. Energija tiesiog tokia, ar ne? Mhm. Teisingai suprantam. Ir netgi Mhm. sakyčiau, čia netgi bus ne tai, kad kūne pas mane susijungia iš karto širdis su protu ir su to veikimu. Tau bum ir viskas. Ir aš noriu jau nekantrauju pradėti. Mhm. Puiku. Tai dabar papasakok, kokio tipo partnerio ar investuotojo ieškai. Visų pirma, norėčiau, kad būtų labai energingas. Toks, žinai, kad būtų aiškios tos ryškios akis, energingos ir kad visas kūnas rodytų tą energiją. Nebūtų toks, kad man reikėtų vėl kažką ten gaivinti ir įkvėpti. Ko nenoriu, tai aš tarp kitko šiandien net nepasidažiau, o mes ir rašymą darom. Gerai, mes Bet dabar apie labai gražiai verslą. atrodai, bet labai gražiai atrodai. Viskas Ačiū. puikiai.
Ačiū. Ir norėčiau, kad jisai turėtų irgi ir idėjų, galbūt, kad jisai būtų labiau toks finansuose labai stiprus ir marketingė labai stiprus, nes aš labai tokia kūrybiška, labai daug tokių visokių idėjų, o man reikia, kad žmogus mokėtų įžeminti labai gerai. Nes man įžeminimas šiek tiek sudėtingiau, nei, pavyzdžiui, prigalvoti. Ir norėčiau, kad jisai būtų galbūt stiprios, pastovios energijos. Nes aš esu labai tokia, tai labai stipraus tokio bėgimo, tai man reikia čiut-čiut pailsėti, pabūti. Tai va, o aš norėčiau, kad partneris būtų toks nuolatinės, tos stiprios nuolatinės energijos, ne kažkokių ten stiprių ten bangų, o būtent ramus, žinantis, ką veikia ir darantis laisvai, kurį nereikėtų raginti ten, žinai, ir taip toliau. Ir kad jisai būtų, ramus, tuo pačiu ir ugningas. Ar čia galima taip pasakyti, kad, ta prasme, tokia energija iš karto irgi pamato ir daug nesvarsto. Kuris jau irgi turi tą intuiciją susijungęs su protu ir analitika ir tuo pačiu su širdimu ir kuris irgi būtų pasiruošęs iš karto veikti, o ne kramtyti 1001 metus. Tai aš taip girdžiu, kad tu nori, kad būtų investicija, piniginė, palaikymas, saugumas ir toks veržlumas, kad būtų toks greitas sprendimas, veržlumas, energingumas. Ką jau bandai daryti, kad būtų? Aš turėjau jau partnerį, nes šitą verslą mes pradėjom iš karto su juo. Ir mes sukūrėm tą visą viziją, jau marketingų tą visą planą, bet jisai, kai aš atėjau pas jį su šitą viziją, jisai man sakė, davai darom su tokiu pavadinimu, tokiu kažkur. Ir aš sakau, man labai gražiai atspindėjo, aš sakau, okei, davai. Ir po to pasirodė taip, kad jisai tai kūrė savo brandą. O aš dabar, kai mes pradėjom toliau, kodėl aš išsiskyriau. Aš sakau, aš noriu savo šito brando. Tu esi marketingistas, mano partneris, taip, 50/50, taip, bet vizija tai yra aš brandas. O jisai pradėjo mane tarp savo kažkokio, jis dar kažką ten daro, po to, nėra to veržlumo, jisai lyg daro, bet labiau ten, žinai, tą paveiksliuką daro, atvedu investorių, jie net nepasilieka, nes jisai kažką memlina ir aš suvokiu, ne taip, aš toli nenueisiu su tokiu partneriu. Ir aš padariau pauzę ir tada pradėjau visapusiškai rebrandingą, ta prasme, pavadinimą pradėjau keisti, dizainą keisti, registraciją, visiškai nuo pamatų. Aš pradžiai sakiau savo, padarysiu brandą, padarysiu vizualizaciją, visus jau mėginukus, o po to paieškosiu partnerį, kuris jau pamatys mano brandą, jisai, o man tai patinka, davai darom. Ir aš tai padariau jau, viskas pas mane jau šitus mėginėlius dabar užsakinėjau, dizainą rebrandingą daro vėl iš naujo, už šitą pavadinimą aš jau registruoju, vienu žodžiu, jau viskas tai vyksta. Tai va, bet aš nenoriu tempti, aš noriu, kad 2-3 mėnesių man dabar visi šitie darbai užtruks, o aš tame tarpe, nes ašgi jau daugiau nieko man nereikia daryti, viskas jau daro komanda, aš tik prižiūriu, kas man patinka, tokiu atsakymą, ir laukiu tik tai tos registracijos, laukiu jau to dizaino. Tai va, ir šiuo metu aš būtent ir ieškau tai pirmai partijai investoriaus. Ir jeigu pavyktų ne vien investorių, bet būtent partnerio, kuris norėtų dalyvauti su savo energija, vizija ir taip toliau, tai būtų tiesiog tobula. O kokios vertybės ir darbo stilius turėtų būti tavo partnerio? Vertybės būtų, kad žmogus būtų partneriškas. Kad pas jį nebūtų, kažkas aukščiau, kažkas žemiau, tos apgavystės kažkokios, bijojimo pasakyti tiesą, jeigu aš, pavyzdžiui, aš kartais būnu ten,
kaip šitą, matau tikslą ir viskas, ir varau. O kartais galbūt nereikia taip. Gal reikia trupučiuką, nu, čiučiut, va taip padaryti. Ir kad nebijotų man irgi tai pasakyti. Ir pats neįsižeistų, jeigu aš kažkur, vat, pas mane yra tokia čiuika nuojauta. Jeigu man kažkas netinka, elgesyje, ar procese, ar dar kažką, aš būtinai turiu pasakyti. Nes jeigu aš nesakau, viskas, mano energija pradeda stabdytis ir aš, negerai jaučiuosi. Kad žmogus būtų labai, kadangi aš sakau, pagal energijos tipą aš esu tas, kur galėtų tiesmukiškai pasakyti ir kartais žmonės įsižeidžia, nes ašgi moteris, aš turėčiau galbūt, būti ten tralele, o aš kartais per daug, pasakau tiesiai į kaktą. Tai norėčiau, kad nebijotų, kad vyras nebūtų ten labai jautrus, tokiam tiesmukiškam, kad man nereikėtų jau save keisti, kažkaip mažinti. Norėčiau būti partneriška, paprasta, atvira ir kad mes atvirom kortom dirbtumėm. Ir plus energetiškai, kad sutaptumėm, nes aš esu tokios stiprios energijos, bet jeigu man kažkas labai ilgai ten kramto, man tiesiog dingsta mano energija. Tai aš norėčiau, kad mūsų vis tiek vibracijos sutaptų. Tai tu sakai, kad nori tokio aiškumo, aiškaus partnerio, nuoširdaus, kuris nebijo pasakyti. Ir dar labai svarbu, kad energetiškai sutaptų. Jūsų ta energija būtų panaši. Kaip tu tai pajausi, kad tai yra tas žmogus ir kaip suprasi? Pirmiausia, pirmas impulsas, kad man energija iš karto padidės, toks mano entuziazmas, tai yra lemputė, atsiranda entuziazmas. Ir po mėnesio, kai, vis tiek, vienas tas mums gali labai užsikabinti labai greitai, kiekvienas, ten kas ateina iš pirmo karto, energijos dar impulso turi kiekvienas, kas, dar dega, nori. O mėnuo, kai tu prisitrini ir pamatai tikros vertybės, o ne vien tik žodžius, veiksmus, kokie veiksmai. Tai per tą mėnesį tie veiksmai parodo jau, kad man vis dar tiek pat smagu ir faina. O kokios savybės būtų nepriimtinos? Toj sekundę. Taip. Melagystės, tas manipuliacijos, kad verslą kurti iš kažkokių tokių triggerinių, neaiškių formulių, sistemų ir schemų. Norėčiau, kad pats labiausiai man nesinori tų kažkokių patpolių, melagysčių, kažką pamažinam, čia kažką pridarom. Ne, norėčiau atvirom kortom, kad būtų toks atviras. Tai labiausiai, ko norėčiau, tai atvirom kortom, partneriškom. Tu sakai, kad labai svarbu, kad nebūtų manipuliacijų, melagysčių ir kad atvirai bendrautumėt. O kaip tu, Ana, suprasi, kad bendrauja atvirai, atvirom, iš ko tu atskirsi, kaip tu galvoji? Kūne, iš karto jaučiu kūne, pradeda, jeigu tik tai jaučiu tokią, nemoku net pasakyti, kūne atsiranda toks lyg užsispaudimas energijos, iš karto jaučiu, kad man meluoja. Aš iš balsų net galiu nematyti žmogų, tiesiog iš žodžių, iš pokalbių, aš iš karto jaučiu kūne, o čia jau kažkas negerai, man jau čia melas. Tai bus iš karto pojūtis kūne ir jausi, labai sakai, kad gebi per kūną atskirti, kur yra tiesa ir kur yra melas. O dabar žiūrėk, tai mes kaip ir išsigryninom, kokio tu partnerio norėtum, kad jis būtų tiesus ir tau labai svarbu yra tas energingumas, aiškumas ir nuoširdumas ir nepriimtina manipuliacija, melagystė ir tu jau žinai, kaip atskirti. Ar tai yra viskas, ar dar kažką nori papildyti apie tai, kas priimtina ir kas ne iš to partnerio? Šiaip aišku, galbūt eigoje dar atsiranda. Tai aš norėčiau, kad tarp mūsų energija tekėtų be stabdymo to.
Nes kai vat kažkas yra negerai, jeigu mes, kad būtų pokalbis iki galo. Va, kad žmogus būtų antiek suaugęs, kad jame nebūtų, tu žinai, manipulacijų, kur patylėti, kažką čia, ten, vienu žodžiu, aš labai norėčiau, kad jeigu mes jau einam verslą daryti, kad mes galėtumėm visą laiką sėsti ir pakalbėti apie bet ką. Išsiaiškinti, pasakyti, tinka, netinka, ką darom, kaip, kas, kad būtų labai suaugęs žmogus, bet tuo pačiu ir subrendęs. Tai va čia turbūt vienas iš svarbiausių. Netgi ten melagystės, mes visi kartais kažkiek kažkų, taip, būna. Aš nenoriu čia riboti, aš noriu pasakyti, kad žmogus būtų subrendęs, suaugęs ir kuris galėtų apie viską iš karto kalbėtis, diskutuoti ir eiti link tikslo kartu. Taip, supratau. Tai dabar noriu paklausti, kokią vertę tu siūlai, ką siūlai su tuo verslu? Per partnerystę 50/50, 50/50. Jeigu atrandu būtent tokio, atiduodu iš karto, nes aš noriu daug metam, aš noriu, nežinau, net ir palikimą savo vaikam pato palikti, noriu tokią kurti ekosistemą, kad tai būtų labai ilgametis. Tai partnerio norėčiau tokio pat surasti, kuris norėtų tokio pat. Ne šiaip, žinai, tokio versliuką čia turėt, o norėčiau tokio partnerio, su kurio galima metais pato, žinai, ir keliauti, važiuoti į parodas, žiūrėti dar kažkokios naujos ir, vienu žodžiu, kad būtų daug idėjų kartu, netgi ir galbūt kažką ar važiuoti, ar pristatyti, ar kažką daryti, kad galima būtų normaliai, žinai, kiekvieną ten savaitę ir susitikti tiem mini konferencijas, žinai, kad kartu galėtumėm viską tai valdyti, kad partnerystė būtų lygiavertė. Tai taip girdžiu, kad tu nori lygiavertiškos partnerystės, 50/50 ir nori, kad tai vyktų kartu. Ir kadangi jau tu ieškai tokio žmogaus, kuris būtų ir papildantis, ir energingas, ir panašus, turbūt ir į tave panašus. Tai dar turiu klausimą. Būtinai netgi, kad į mane jis galbūt kaip tik galėtų kažko jo papildyti, ko aš neturiu, tai yra būtų geriausia netgi, kad jisai papildytų tai, ko aš neturiu, savyje. Tai va, pavyzdžiui, raščiotlyvas, aš esu labai tokia, žinai, aš idėją gyvenu ir viskas. O man norėtųsi, kad, pavyzdžiui, partneris mokėtų labiau paskaičiuoti, apskaičiuoti, kas yra geriau, pasiūlyti, žinai, parodyti, bet kad neribotų vis tiek mano svajonė, jeigu aš matau, ko aš noriu, kokio tikslo, kad galėtų parodyti, kaip prie to tikslo prieiti, nes aš vis tiek noriu būti tas kūrėjas, kuris galėtų kurti bet kokią savo svajonę. Tai tu sakai, kad tau labiausiai to trūksta, to racionalaus proto, racionalumo ir tokio parodymo, aiškumo, ar net tas dar labai svarbu būtų tavo partneriai? Matai, aiškumo aš pati turiu. Aš sakyčiau, kad partnerėje labiau turėtų būti būtent tas jau į materializavimas. Nes aš lyg ir, pavyzdžiui, aš ir žingsnių matau, ir po biškį jų darau, bet aš gal norėčiau, kad tas partneris galėtų tai dar stipriau daryti, arba bent jau ten marketingo. Visai, aš, pavyzdžiui, kūryboje, visoje, tai razrabotki ten visų tų receptūrų, naujų, tralelę, visą tą, žinai, ekosistemą. O partneris, kad atsakytų už marketingą, kad jisai galėtų daryti jau tą prezentaciją, jį padaryti taip, kaip jį maštabuoti, kaip jį įvesti. Nes aš tenai dar, nelabai moku. Aš moku sukurti nuo pat pradžios, nuo nulio, sugalvoti ir kažką apčiupame padaryti. O dar maštabuoti, tai to dar nemoku. Idėjos jau yra, žinau kas, kur, kaip, bet jeigu vyras ar moteris, aš taip sakau vyras, įsivaizduoju, kaip savo vyrą ieškau. Geras. Gali būti ir moteris, gali būti ir vyras, tas pats iš tikro. Tai va, tai tiesiog
kad galėtų jisai ar jinai tame būti stiprus, marketinge. Aha, tau reikia tokio, kad išplėstų verslą dargi tokio žmogaus ir tu sakai dabar, vat, pradėjome jau kalbėti apie tai, kad tai gali būti ir vyras, ir moteris, ar ne? Nėra taip svarbu, kas bus. Taip. Nežinau, kodėl čia taip pasakiau, kad galbūt verslininkių stiprių, ten, žinai, kažkokių galingų moterų netiek daug ir žinau, ir tiek daug yra, ne? Dažniausiai vis tiek pas mus asocijuojasi tikriausiai su vyru. Tai va, tai čia stereotipas, man visai iš tikrųjų tas pats, gali būti vyras, gali būti moteris. Tai va. Bet tų tokių savybių turintis, aš taip suprantu, tų racionalumo ir tų tokių vyriško verslininko savybių, vyro. Taip. Mhm. Nu ir be baimio, labai norėčiau tokio žmogaus, kuris būtų, taip sakant, žinai, vat, be ribų. Nes labai daug žmonių pradeda vat, su tom įsitikinimais. Aš taip pat norėčiau be ribų, kad žmogus būtų be įsitikinimų, be ribų, kad jisai nori, yra, padarom. Tai nuostabu. Mes kaip ir aptarėm, kokio tu nori partnerio. O dabar kaip pasiūlysi, vat, kad plėtoti tą verslą, ką tu jam pasiūlysi? Nu, pirmiausia, aišku, čia jeigu jisai tas marketingis stiprus, jisai turbūt man pasiūlys. Bet ką aš matau, ką aš jau savo sugalvoju ir ką aš tikrai padarysiu, dar nežinau kaip, bet padarysiu. Aš norėčiau, mano galutinis, ką aš viziją matau, kad mano tie gėrimai yra visuose oro uostuose, visuose lėktuvuose, visuose kalonkėse, žinai, bet kur. Gali būti ir geležinkeliai, ir visur, kur žmonės keliauja. Kad tai yra paketėlis, šalia yra dar kažkoks jau samadhi ir gertuvė, kad jau kiekvienas turėtų, jisai įsipila, sumaišo su vandenuku, viskas reakcija vyksta ir jisai gurkšnuoja tą kokteilį, QR kodas bus būtinai dar su muzika, kur žmogus jau pilna visą tą paketą tokio kaip minutę savo turėtų, nes pas mane tokia vizija, žinai, kad tai yra ir sveikata, ir plus su muzika, su suvokimu, ką tu darai, žinai. Ir būtent po keliui žmogus lengvai gali tą visą valgymą turėti, kad jam būtų ir sveika, ir energinga, nepūstų pilvą, kad jisai gerai jaustųsi. Bet galima pradėti taip, nuo ko aš dabar pradedu, ne? Aš dabar, kai padarysiu pirmą tą partiją, aš pradėsiu bendradarbiauti su blogeriais. Yra jau pas mane sąrašiukas, su kuo aš norėčiau bendradarbiauti. Tai gali būti ir treneriai, tai gali būti ir šiaip blogeriai, kur formuoja, žinai, nuomonę žmonių. Tai tai pradėsiu nuo blogerių, kad jie jau padarytų žinomumą. Po to jau eisiu į tinklus, gali būti Maxima, Norfa, visi mūsų, nuo Lietuvos pradžiai pradedu, o po to jau po visą svietą. Tai tinkluose jau paskleisim, surasim, žinai, tų tikėjų, netikėjų, o šitų pirkėjų taškų. Ir tada po trupučiuką, nes aš suprantu, kad duty free atsidurti, turbūt reikia praeiti kelią. Pradžiai kažkokį vardą, užsitarnauti. O gal aš greičiau, nes aš labai norėčiau ten atsidurti, būtent visuose lėktuvuose, ne kažkur ten, nenoriu aš sandėliuoti pati kažkur ten kažką, kad mes online parduotuvę turėsim, bet aš vapšė nesikoncentruoju ten. Aš jau koncentruojuosi, kad aš esu visuose lėktuvuose. Ir ten reklamėlė tokia, žinai, visas eina, žinai, tos, kaip jos vadinasi, bordpravardniky, stiuardesės ir stiuartai. Ir tie visi samadhi kokteiliai, žinai, ten mini reklamėlė, kas tai yra, žinai, nauda, nes tai yra kokteiliai bus su superfoodais, žinai, tokie pastiprinti, tokie, kurie ir vitaminų daug, ir mineralų, ir valoma,
organizmą detoksikuoja, nu vienu žodžiu. Ir va ten visas eina ir samadhi, žinai, visi visur eina. Plius dar muzikytė, žinai, QR kodą, ir jau tos vibracijos iš karto tave, žinai, nuteikia, ar ten bus ramybės tas kokteilis, ar tai bus energizuojantis, ar detoksikuojantis ir tam tikros vibracijos dar ir garso takelė. Tai va tą aš matau, kad aš jau tenai, bet man sakė, kad reikia dar ir mažiukų kitų žingsniukų, nu okei, darom ir tų, bet aš noriu tenai. Aš jau ten, bet Nuostabu. mažus žingsnius darau nuo pradžios. Aha, tai kokią informaciją esi paruošusi apie tai dabar? Taip, jau yra verslo prezentacija, tik tai, kad man ją perdaro, kadangi aš jau neseniai išsiskyriau su to savo partneriu, man perdaro pavadinimą, nes jau buvo viskas, jau etiketės, dizainas, vienu žodžiu, pinigų jau sudėjau, o dabar perdarau viską. Bet visa informacija, jinai jau yra. Jau yra, kokie yra kokteiliai, kas tai yra, jau prezentacija pilna yra, jau galima netgi tokių, žinai, dar neįpakuotų su dizainu, o paprastai jau galima paskanauti tų, žinai, kokteiliukų, atsiųsti paprastai dar įpakavus naminiu būdu. Kas dar? Ir vat dabar viskas, dabar dar registracija vyksta, žinai, pavadinimo ir dizainą perdarinėjau. Tai girdžiu, kad yra paruošta ir prezentacija, ir registracija, ir jau žingsniai yra padaryti, ir informacija yra paruošta. Taip. Nes aš jau tą prezentaciją jau norėjau jau siūsti netgi tikėjams visiems ten, tiem ir Norfa ir viską. Ir sustojau ties to, kad visiškai su partneriu nesusitariau, kad einu ne savo brandą, o einu jo brandą. Ir tada aš sustojau ir sakau, bet viskas jau, kokie žingsniai mes norim daryti, kas tai yra, apie ką tai yra. Ten ir informacija, kad tai jau yra ne pirmi metai. Anksčiau aš turėjau žaliųjų kokteilių barą, aš dariau tiesiog tos kokteilius, aš jau ragavau, valiau organizmą, žinau, koks yra poveikis. Tai va, tai yra, ne vienadienis, ne kažkoks sugalvotas, tai jau yra procesas. O kaip ir kur galvoji ieškoti partnerio, kadangi informaciją girdžiu jau esi paruošusi ir jau esi tai pradirbusi, tai kaip ir kur? Ką aš jau padariau? Šitam verslo klube BNB aš jau patalpinau informaciją, kad ieškau verslo partnerį. Ir netgi vienas žmogus jau parašė, kad įdomu, aš jau jam nusinčiau jau tą informaciją, sako, aš pasižiūrėsiu. Po to aš įrašiau tokią video dar pristatymą apie samadhi su dirbtiniu intelektu ir patalpinau TikTok'e ir YouTube'e. Ir jau irgi vienas atsirado, bet jisai nori gyvai susitikti. Tai aš tik tai po poros metų būsiu Lietuvoje, tai dar ir su juo susitiksiu. Gal jau ir turėsiu tą verslo partnerį, nežinau. Bet nenoriu sustoti, nes dar neaišku. Nes jeigu žmogus negali telefonu, man tai dar čiut-čiut, kažkaip per daug senamadiška, gal, ta prasme, tai kas, pradžiai galima telefonu susitikti, man irgi aklai eiti su kažko susitikti, ten, neaišku. Pradžiai galima telefonu, po to susitikti. Aš gal norėčiau tokiu, kuris galėtų būti drąsesnis, be baimių kažkokių, be įsitikinimų. Gal ir tas partneris, nežinau, aš atvira visiems. Kas norėtų su manim bendradarbiauti, tegul duoda dar savo, sakau, apie jį, kad aš jį pažinčiau, nes, negaliu priimti bet ką, nes tai yra ilgalaikis, čia bus juridiškai, pasirašyta teisiškai. Tai va, tai dar dabar turbūt įrašysim šitą mūsų coachingo sesiją, patalpinsiu dar visuose socialinėse tinkluose ir galbūt irgi atsilieps tas mano partneris, kuris išgirs mano tose vertybėse, save pamatys, ir jam bus, man tai irgi aktualu. Ką dar? Nežinau, ką dar. Ir dar savo keliam pažįstamiem tokiam verslininkam parašiau. Vienas jau lyg norėjo, sakė, įdomu, bet po to jis labai daug turi tų kažkokių dar dabar verslo reikalų, tai nesakė. Vis dėlto kol kas ne. Taip girdžiu, kad jau
yra paruoštas, žinai, kokio nori partnerio, turi Mhm. planą paruoštą, jau esi pasiūliusi ir žinai, kam dar pasiūlysi. Tai iki mūsų sesijos liko dar 8 minutės pabaigos. Tai dar norėčiau pakalbėti apie tai, koks sprendimas va dabar priartintų prie partnerio ieškomo arčiau. Mhm. Supratau, kad vis dėlto norėčiau ne vien investorius, o vis dėlto tokio, nu, partnerio, tokio pat kaip aš, 50 ant 50, nes prieš tai aš ieškojau tiesiog investoriaus, galvoju, kad duodu ten 20% nuo pat startapo, žinai, iki gyvenimo ten pabaigos. Jisai investuoja savo 20 000 eurų ir gali jau pasilikti tos 20% visiems metams, kaip aš sakau, žinai, pačios pirmiausios tos investicijos, jos yra svarbiausios. Bet dabar jaučiu, kad taip norėčiau to partnerio visapusiškai, kuris norėtų dalyvauti tame versle, kuris galėtų mane sustiprinti, kuris pamatytų, o, man tai įdomu. Norėčiau, nes suprantu, kad man norisi jau ne vienai viską. Aišku, aš suprantu, kad marketingo kompaniją galima samdyti, čia ne problema. Bet norėčiau vis dėlto, aišku, gali būti ir šiaip investoriai su 20%, bet jeigu yra partneris, kuris norėtų būti tokiu pat stiprumu, 50 ant 50, tikrai žiūrėsiu tokį pirmumo. Pirmumo. Tai ką įsineši vertingo per šitą sesiją? Vertingo išsinešiau, kad pati savo atsakiau, kad vis dėlto noriu partnerio, o ne vien investicijų. Nes prieš tai ieškojo investicijų. Ir gal todėl taip dar šiek tiek lėčiau viskas vyksta. Nes aš jau seniai, apie 10 ar 15 metų jau suvokiu, kad man reikia partnerio. Kad aš kažkur neturiu jėgų viena dar. Galbūt tai yra ir ribojantis įsitikinimas, bet aš suvokiu, kad žmonės yra socialinis ir yra 1+1, jeigu tu surandi vieną ar du žmonės ant tos pačios bangos, tu iškart pastiprėji 1000 kartų, tu po metų būni x ten 20-30 pajėgumų. Tu sakai, kad vis dėlto išsigryninai, ko tu nori, kad nori partnerio. Ir kokie būtų tavo namų darbai? Bet ką savo norėtum dabar užduoti kaip namų darbą? Ką aš dabar, tada aš sulauksiu to įrašo, iš karto patalpinsiu tą įrašą socialiniuose tinkluose ir kiekvieną dieną dar pradėsiu daryti ir vizualizaciją, tam partneriui pritraukti, kokį aš jį matau, kiekvieną dieną vėl savo tas vertybės pakalbėsiu, pagalvosiu. Ir dabar kiekvieną dieną darysiu bent mažą žingsnį, ieškodama partnerio. Kažkokią galbūt coachingo sesiją. Hop, ir vėl partnerį padarysiu. Aš dabar netgi, tiksliai, aš jau porą coachingų sesijų, tokių, 3 klausimai. Ir tenai buvo būtent, kad aš ieškau irgi partnerio verslo. Aš jau tai padariau. Tai dabar darysiu tai kasdien kažkokią vis žingsniuką, ar tai vienam, ar tai kitam socialiniuose tinkluose. Kiekvieną dieną ieškosiu partnerių. Kiekvieną. Ne tai, kad vieną padariau, o yra jau viskas, aš rami. Ne, kol aš nepasirašau sutarties, kol nėra žmogus jau tikrai apsisprendęs, kad einam kartu ir nepradeda su manim kartu jau dalyvauti kasdieninėse kažkokiuose žingsniuose, tai nesustosiu, kol nerasiu. Tai girdžiu, kad jau tu turi suplanavusi, kaip tai darysi, kad padarysi ir įrašą, ir vizualizaciją, ir coachingo sesiją, ir tikrai turi veiksmų, kad tu pasiryžusi ieškoti, kol rasi. Tai ką dabar jauti kūne?
kokį impulsą jauti? Jaučiu jau tokią neramumą, norisi jau eiti, nors atrodo kaip tik turi būti eiti iš ramumo tokio, kad viso, aš ramiai, bet aš suvokiu, kad ne, tai turbūt ne apie mane, aš esu labai toks žmogus entuziastingas ir mano vis dėlto žingsnis, ženklas, ne tai, kad iš ramybės kažkur vat, jaučiu, ne, pas mane vis dėlto iš entuziazmo viskas aš noriu ir aš jau jį jaučiu. Tai girdžiu, kad impulsą tu jauti, kurį tu sakei, kad jausi. Tai mūsų sesija atėjo į pabaigą. Tai jeigu dar kažkoks bus žingsnis, kurį norėsi aptarti, arba reiks kažkokio tai pratęsimo, tai visada lauksiu. Ir šiandien mes pakalbėjom apie tavo partnerį ir investorių versle. Ir ar yra aiškumas? Taip, yra aiškumas, bet aš tai norėčiau iš karto, ta prasme, pratesti mūsų konsultacijas, kol aš nepasieksiu šito rezultato. Susitiksim aptarimui, ką aš jau pasiekiau, ką aš jau padariau. Jeigu kažkas dar nepavyksta, galbūt atrasim dar kažkokių niuansų, ką aš dar nematau, nes vis dėlto man labai yra svarbu vedimas iki galo. O ne tai, kad dabar man yra aišku, viskas tvarkoj, bet vis dėlto norėčiau, taip sakant, kol neateisiu į sesiją ir sakysiu, viso, aš jau turiu, kartu su partneriu ateinu. Ir ačiū, taip sakant, už šitą klausimą. Ačiū tau labai už pasitikėjimą. Ačiū labai už pokalbį. Tai sakau, iki susitikimų. Iki susitikimų. Taip, ačiū. Sėkmės.